Nepaprastas stebuklas nutinka tada, kai žmogus sutinka gamtą. Kai atmerkia akis ir susimąsto. Negi visą laiką viskas buvo aplinkui ir aš nepastebėjau, aš neturėjau laiko. Nepaprastas stebuklas nutinka tada, kai žmogus pradeda eiti į ten. Bet ne dėl to, kad reikia, o dėl to, kad norisi. 1000 mylių kelionė prasideda pirmuoju žingsniu. Žmonės keliauja į tolimus kraštus su žavesiu stebėti tokių dalykų, kurių nepastebi namuose. Gaila. Sustokime. Mes jau visur pavėlavome. Apsidairykime. Aplink nuostabus ir tyras pasaulis. Ir vienas žmogus, vyras, nusprendė ten nueiti. Ten, kur baltuoja bičių aviliai, kur niekas nebelaukia, bet bunda aušra, kur baltas šerkšnas migdo minėje, o šunys aploja niekada negrįžtančius gandrus. Vienas žmogus, Virgilijus Skuodas, nuėjo ten, kur mes senai nebevaikštame, tam, kad parodytų, kiek daug netikrumo nešiojame savyje ir kiek stebuklingo grožio atrastume, ištrūkę iš betoninių kasdienybės labirintų. Turistai nežino, kur jie buvo. Keliautojai nežino, kur jie keliauja. Nesiverškite ten, kur jūs veda takai. Vietoj to, geriau eikite ten, kur nėra takų ir palikite savo pėdsaką. Ačiū, kad atėjote, malonių akimirkų parodoje.